Ne, žodžiu, furistas iš Lietuvos suprato, kad surado gyvenimo meilę, kai pakelės moteris Lenkijoje jam dar ir padangą pakeitė. Praktiš, fantastiš. Mažasis Mariukas supykęs paliko pamoką. Išeidamas taip stipriai trenkė durimis, kad pamoką paliko ir klasiokas sėdėjęs ant palangės. Vaikinas sako, merginai sako, klausyk, Monika, mes gyvenam kartu, kiek, sakau, metai, ir ne? Sako, ir tu dar per tą laiką vis neatsisakai tokios keistos savybės. Nueini į tūliką ir visą laiką atsisuki vandenį iš krano, kad nesigirdėtų to garso. Nu, kaip tu tualėtė. Nu, sako, nebesigėdink, taigi mes jau metai kartu gyvenam. Aha. Mergina sako, o aš ir niekada neatsukdavau krano, pas mane srovė tokia. Šitas geras. Bet taip ir yra iš tikrųjų, Mindeklas. Taip yra, kai pradedi draugauti su mergina vienam kokiam nors bute. Pradedi supranti atsukinėt kraną. Nu, bet... Va, čia geras. Jo, geras. Užskaitam. Vyras žmonai sako, brangai, ar tu verktumot, jeigu aš numirčiau, pavyzdžiui, ką? Nu, žinoma, mielasis, juk tu puikiai žinai, aš verkiu dėl kiekvieno menkninkio gyvenime. Aha, toliau. Suvalkijoje, reiškia, Mariampoliai susitinka dvi draugės, kaiminkos. Viena atėjusi pas kitą atsisėda į virtuvę, sako, nu tu žinai, sako, kaip pas tave skaniai kava kvepia. Kita sako, tai jokių problemų, uostykis sveikatą. Išleido žmoną pasilinksmint su draugėmis, sakydamas atsipalaiduok. Nu, pailsėk gerai, aš tau netrukdysiu, neskambinsiu. Nu, dabar sėdžiu ir galvoju, gal žinutę kokią reiktų parašyti, nes jau 3 diena kaip linksminasi. Reikia labai daug žinoti ir labai daug mokėti tam, kad galėtum nedaryti darbe nieko. Manau, kad tai teisybė visiška. Dar keli čia tokių trumpų fainų atsiuntė. Dariukas netikėtai įbėgo į tėvų kambarį, miegamai ir užklupo gandrą labai pasimetusi. Dar vienas. 27 laipsniai šalčio už lango. Jonas išbėgo į lauką ir susilaužė nosį į Dalios skalbinius. Šitas geras. Šitas geras. Ir dar vienas pabaigai. Klausimas, ar galima pastoti nuo valerijono lašų? Galima, jei valerijonui nedaugiau kaip 80 metų.